Sveiki visi, šiandien Service 007 Landirenzo dujinės įrangos darbų montavimo dirbtuvėse, hybridinis Toyota Prius automobiliukas, labai jau daug aišku jų padaryta, 1.8 cilindrų varikliukas, tiek tokie populiaresni modeliai kaip Aurisas, sakykime, dar irgi, jie turi identiškus variklius, taip pat ir Lexus TT200H, jie puikiai važiuoja visi dujomis, be abejonės ir Toyota Priusas, nepaslaptis, kad didžioji dauguma šių automobilių yra naudojamų darbui, tai arba maisto kažkokiam pristatymo veiklai, arba pavėžėjiškai veiklai, taip kad tokie reikalavimai sistemai iš tokių žmonių, kurie naudoja įrankius darbui, paprastai būna esmė patikimumas, ilgamžiškumas ir panašiai, o Landirenzo sistema puikiai tam be abejonės tinka, nes tų problemų, sakykime, kelia itin retai. Trumpai apie pačius komponentus, tai valdymo blokas Landirenzo Evo OBD sumontuotas štai šitoje vietoje, slėgio daviklis dujinės fazės filtras, dujiniai purkštukai po variklio viršuje esančiu gaubtu, dangčiu, pats dangtis yra truputį iškeltas, bet vėlgi tvirtai savo vietose laikosi, dujiniai purkštukai yra sumontuoti 4 Landirenzo grupė priklausantis AEB A+, dujų reduktorius Landirenzo L02 turbo, greta skyslos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Ir visi darbai pagal gamintojo rekomendacijas, pagal reikalavimus, pagal paprastai tokius pačius reikalavimus ir standartus, kurie yra taikomi montuojant dujinės įrangas į visiškai naujus automobilius. Tai reiškia, kad yra naudojamos spyruoklinės sąvaržos, lygiai tokias pačias mes rasime ir variklio skyriuje, specialios gofros, specialūs laikikliai, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui, laidų ilgius parenkant tokius, kokių jų reikia, laidus grupuojant tarpusavėje, įvelkant į apsauginės gofras, bei tas gofras izoliuojant. Lygiai taip pat padarytus rasim laidus ir variklio skyriuje, taip kad visi tie mūsų darbai stengiamės padaryti taip, kad jie, kiek įmanoma, artimiau būtų tam originaliam variklio skyriaus vaizdui ir primintų originaliai sumontuotą dujinę įrangą. Dujinės įrangos saugiklis yra padėtas prie visų saugiklių saugiklinėje, lengvai atsidaro ir galima patikrinti, instruktažo metu klientui parodysim, informuosim, nes tech apžiūroje paprastai paprašo žinoti, ar toks saugiklis yra. Jeigu jis yra, tai kur jo vieta. Tai čia jį galima labai nesunkiai rasti ir prieiti. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra sumontuojamas vienoje iš laisvų vietų kairiau vairo, štai šitoje vietoje. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, patogiai. Atsidarom, mes įsukam perėjimą, atliekam dujų pildymą, atlikę dujų pildymą, viską užsidarom, tai pakankamai patogi vieta. Ir dujų balionas atsarginio rato vietoje. Čia yra sumontuotas 72 litrų netgi dujų balionas. Tai jeigu mes jį užsipildysim apie 60 litrų ir automobilis vartos tarp 6 ir 7 litrų dujų, tai mes nuvažiuosim bent jau 900 km vienu užpildymu. Tai tikrai labai patogu. Tai tiek apie hybridinį Toyota Prius ir Landirenzo dujinę įrangą. Jei kažką panašaus vairuojat, įsigijot, planuojat dirbti, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.